Sveiki, rašytojų ir knygų bičiuliai. Jūs klausotės Kauno literatūros savaitės klubo tinklalaidės. Pirmajam tokio tipo klube mūsų šalyje susitinka profesionalūs literatai ir aistringi skaitytojai. Jau 4 metai pristatom Lietuvos ir pasaulio autorių knygas, ginčijamės, peikiam ir giriame, kalbame apie įdomiausias leidyklų naujienas, atkasam primirštus šedevrus, sklaidom romanus, bet nepamirštam ir kitų žanrų. Literatūros savaitės klubą rengiame bendradarbiaudami su Maironio Lietuvių literatūros muziejumi. Kviečiu Jūs pasiklausyti trečiosios mūsų tinklalaidės, kurioje įdėmiai skaitome italų rašytojos Violos Ardonės romaną Didis grožis, kurį lietuvių vertė Rasa Di Pasquale, vokiečių poeto ir prozininko Luco Zailerio romaną Štern 111, į lietuvių kalbą versta Zitos Baranauskaitės Danielienės ir lietuvių autorės Ievos Marijos Sokolovaitės Pozuotojo. Diskutuoja prozininkas ir kritikas Marijus Gailius, literatūros apžvalgininkė Agnė Cesiulė, rašytojas, VDU partnerystės docentas Laurynas Katkus ir visi klubo dalyviai. Jungiame Maironio Lietuvių literatūros muziejų Kaune. Marijau, prieš pradedant, dar norėjau tave trumpai pakamantinėti. Tu esi novelių rinkinį išleidęs, 2 romanus ir kultūros spaudoje, žiniasklaidoje mes tave matom kaip tokį aktyvų literatūros kritiką. Ir kaip tik čia tokia proga apie tai norėčiau tavęs paklausti. Studijavai įvairius dalykus, kaip išsiaiškinom važiuodami šičia, bet daugiausia tavo darbai, duona ir sviestas ateina iš tos sferos, medijų sferos, komunikacijų sferos. Ir dar knygų rašymas, tai atrodytų vienam žmogui kaip ir per akis veiklos. Bet kaip tau atėjo poreikis rašyti būtent literatūros kritiką, recenzijas? Šitą klausimą turbūt retrospektyviai atsakiau visiškai neseniai, kai pamačiau, kad visi kalbame apie knygas ir jūs atėjote kalbėti apie knygas. Ir tai yra poreikis dalintis kiekvienam, turbūt beveik kiekvienam, tie, kurie perskaito. Ir tada perėjimas yra natūralus, nes visi norime aptarti. Ir išeiname iš filmo, sakome patiko, bet. Ir tas bet, tai yra jau pirmasis kritiko žingsnis. Čia viena, o antra, kodėl tai tampi profesionaliu kritiku, tai šitą irgi neseniai išsiaiškinau, dėl to, kad esu kritiškai augintas kritiškos motinos sūnus. Čia toksai psichoanalitinis požiūris. Taip, iš tikrųjų, čia mes tą ir padarysim dabar, kritiškai pakalbėsim apie 3 skirtingus, nors ir tam tikrų sąsajų turinčius romanus. Toks vienas iš nemažų malonumų ir tokių netikėtų malonumų skaitant tas knygas ir galvojant, ką pasakys, yra kaip tos knygos tarsi pačios suranda kažkokias linijas, kažkokias sąsajas, vienas kitą tarsi papildo arba atsveria. Ir šiandien mes turim italų rašytojos Violos Ardonės Didį stebuklą. Jį vertė Rasa Di Pasquale, vokiečių poeto ir prozininko Luco Zailerio Štern 111. Lietuviškai, taip pažodžiui verčiant, tai būtų žvaigždė 111. Tai yra tokio senovinio VDR laikų radijo pavadinimas. Tie, kurie iš mūsų dar prisimena tarybinius laikus, tai gal toks analogas būtų VEFas. Zailerį vertė Zita Baranauskaitė Danielienė, o trečia knyga yra lietuvės rašytojos Ievos Marijos Sokolovaitės Pozuotojos. Pradėt mes sutarėm nuo Ardonės, kurią pristatys Agnė. Italų autorė, jau paminėjau, Laurynas Viola Ardonė, kilusi iš Neapolio. Šiuo metu 51 metai, debiutavo 2013, o išgarsėjo 2019 su romanu Vaikų traukinys, pagal kurį Netflixas pastatė filmą tuo pačiu pavadinimu, bet jeigu aš neklystu, tai ir daugiau pagal jos kūrybą yra inscenizuojama.
Ši knyga, apie kurią mes šiandien šnekėsim, tai pasirodė 23 metais, o į lietuvių kalbą išversta ir išleista pernai. Knygoje pasakojama apie Italijoje 20 amžiaus, sakykim, viduryje ar antroje pusėje veikusią psichiatrinę ligoninę, beprotnamį, o kartu ir individualią vienos beprotnamio gyventojos istoriją. Čia trumpai tai, kad į psichiatrijos ligoninę paguldoma nėščia moteris, ligoninėje gimsta dukra, pavadina ją Elbė. Jis yra kartu ir knygos protagonistė, pagrindinė veikėja ir kartu ir iš dalies pasakotoja, nes didžiąją knygos dalį pasakoja apie savo istoriją, kitų ligonių gyvenimus. Ir šiek tiek per visą tai atsiskleidžia ne tik romano veikėjų santykiai, bet ir bendrai Italijos medicinos, ar tiksliau, psichinių ligų gydymo sistema. Ta sistema yra tokia, grubi, šiurkšti, kaip čia pasakyti, metodai ne patys humaniškiausi, tai namųjų taikomas gydymas šaltų vandeniu, elektrošokų, pacientai kartais raminami pridusinant juos šlapiu pagalbės užvalkalų. Ta gimusi mergaitė ten auga šalia motinos ir jaučiasi gana saugiai, vėliau išsiunčiama į krikščioniškus globos namus mokytis, kai grįžta ją yra pasakoma, kad motina mirusi, bet jinai apsimetinėja pamišusią tam, kad galėtų likti, netiki, kad ta motina mirusi ir bando tą motiną susitikti. Tai, kas yra įdomu, kad jinai tampa ne tik tai kaip ir pacientė, bet šiek tiek pagalbininkė kitiems gydytojams, seselėm ir veda tokį proto negalavimo dienoraštį, kuriame aprašinėja ligas. Ir kitas svarbus knygos veikėjas yra, jis pasirodo vėliau, kai ligoninėje įsidarbina toks naujas, jaunas gydytojas, Faustas Meravilija, ir čia iš tikrųjų pavadinime slypi dar tokia dviprasmybė, nes Meravilija itališkai reiškia stebuklas, tai didis stebuklas. Ir jis ligoninėje bando įdiegti naujus metodus, psichoterapiją, išklausimą, kad nebūtų tie visi nehumaniški metodai taikomi. Ir kartu vyksta ne tik tai toje ligoninėje, bet ir visoje Italijoje medicinos sistemos reforma, tokia kaip ir revoliucija ir taip ir pasakojant tas nedidelės mažas istorijas, kartu pasakojama ir tai, kas vyksta bendrai Italijoje. Struktūra yra tokia, kad yra 4 dalys ir 1 ir 3 pasakoja ta Elbė, o 2 ir 4, kur ten tiesiog vienos dienos pamąstymai pasakoja tas gydytojas, jau buvęs jos gydytojas, kuriam, 75 metai sueina, jis jau senatvėje. Skiriasi ne tik, kad fokusuota ta perspektyva, bet ir pasakotojų balsai ir tai irgi yra intriga. Tame randasi intriga, nes, tarkim, kaip tai Meravija nekantrauja grįžti prie Elbės, bent jau man taip asmeniškai. Ir ta chronologija šokinėjanti taip pat intriguoja, nes įdomu maga sužinoti, kas ten per tą laiką įvyko. Pasakojimo forma yra dažniausiai tiesiog kalbėjimas kažkam. Pavyzdžiui, ten Elbė paauglė pasakoja naujai paguldytai pacientai dalykus apie savo istoriją, apie ligoninę. Taip pat laiškai, žinutės, telefono pokalbiai, ištisai yra kažkoks kalbėjimas kažkam, bet dažniausiai negaunant jokio atsakymo, tik tai išsipasakojimas. Tai panašiai kaip ta psichoterapija, guli pacientas ant sofutės ir pasakoja psichoterapeutui. Stilius ironiškas, dėmesio tikrai vertos medicinos seselių, vienuolių pravardė Žilet, arba ten pacientas Misteris Properis, nes išgėrė tą skystį, storašytinės seserys, čia apie tas vienuolės, kurios ten nesielgia su jie gerai. Tačiau bendrai tas pasakojimas liūdnas, ypač kai istorija atsiveria beprotnamių uždarytų sveikų moterų atveju. Tiek kol kas apie knygą. Marijau, tau žodis. Ir galbūt išskirčiau 2 dalykus svarbiausius. Tema ir pasakojimo būdas. Tai pirma, tema yra žvėriškai svarbi. Egzistenciškai, politiškai, kad ir kaip žiūrėtum, tai yra nutylėta valstybinės prievartos istorija, kuri, galima suprasti iš pasakojimo, yra istorinis faktas Italijoje. Ir mes žinome Lietuvoje, kai psichiatrija buvo panaudojama kaip represinė priemonė. Tomas Vaiseta yra parašęs monografiją apie tai. Romanų aš neatsimenu. Tai pirma,
ta tema įgarsinti užčiauptą, nutilėtą istoriją, tai yra svarbus ir politinis žingsnis. Ta prasme. Kas man labai patinka literatūroje, ką labai vertinu, literatūros politiškumas. Tai sakykime, dar tą, tikiuosi, galėsime aspektą išplėsti. Bet lygiai šalia šitos temos, kaip tai yra padaroma, pats kūrinys jis nėra politiškas. Bet pasakojime yra būtent prikeliama personažo akimis ta istorija yra atgaivinama. Ir dvi veikėjos, tai mergaitė, ne Elbė ir jos motina, kuri praktiškai tyliai, jinai yra liudijama, motina liudijama tik tais jos dukros pasakojimu. Tai irgi labai, šitaip tema susieina su pasakojimo perspektyva, nes liudija mergaitė, tas labai svarbu, liudija mergaitė, kaip jinai supranta pasaulį. Man atrodo, tai yra labai stiprus pasakojimo būdas. Labai taip dar kartu svarbu pabrėžti, kad yra du pasakotojai, tai yra dvi perspektyvos, suskirstytos į dvi dalis, tai iš viso yra 4 dalys. Viena perspektyva yra būtent tos mergaitės, kita perspektyva yra jos, galima sakyti, patėvio, kuris buvo jos gydytos, tas humaniškasis psichoterapeutas. Ir kaip keičiasi registrai. Bet labai svarbu pabrėžti, kad pasakojimo perspektyva yra išimtinai subjektyvi. Ir tai leidžia būtent tas išskirtinis subjektyvumas pažadinti tą nutilėtą kančią, tą užčiauptą valstybinės represijos istoriją. Reaguočiau į tą politinį šitos knygos lygmenį. Aš tiesą sakant, jo nevertinčiau. Nei tu, nei aš, mes neturim pakankamai žinių apie Italijos gydymo, psichiatrijos tą visą istoriją, kiek jinai buvo panaši į tą tarybinę, nors tokių paralelių iš tikrųjų esama ir ne vieną kartą galvoji, vis dėlto gal čia apie mūsų psichiatrinės rašo, bet iš kitos pusės vis dėlto tai yra fikcinis kūrinys. Ta pati tema, ta priešprieša tarp tokio senovinio, autoritarinio, griežto ligonių, pirmiausia, paskelbimo ligoniais, ar ne, ir po to jų gydymo, jų tos visos priežiūros ir tarp tokio, tos naujos bangos, švelnaus, liberalaus, pagarbiai į tos žmonės žiūrinčio psichiatro ir jo pozicijos. Na, man jinai grinai literatūriškai jau yra nekartą girdėta. Tarkim, tie beprotnamio vaizdai, kurie, turiu pripažinti, tikrai labai gerai skaitosi, labai gyvai pasakojama yra, tie charakteriai, tie personažai visi yra skirtingi ir tai toks tam tikras kažkoks ir tos visos Italijos tas vaizdas tarsi atsiveria toj mažoj beprotnamio erdvėj. Man, pavyzdžiui, labai priminė Skrydį virš gegutės lizdo. Netgi ten yra viena scena, kur tas gerasis psichiatras sustato visus žaisti futbolą, tai jeigu prisimenat, yra ta scena, kur krepšinį žaidžia. Labiausiai tai filmą mes žinom be abejo ir ten Jackas Nicholsonas visus ten užkuria ar ne žaisti. Tokios paralelės, jos man buvo ne tiek politinės, kiek literatūrinės. Nors, kaip jau sakiau, tikrai reikia pripažinti, kad šita dalis, man atrodo, parašyta vienu atsikvėpimu ir tikrai labai patyrinėta ir tie visi negalavimai ir diagnozės ir skirtingų žmonių, moterų ten daugiau, tos manijos ar kaip čia pavadinti. Bet tai, kas romane eina po to, man pasirodė kaip toks komentaras tos pirmosios geros dalies. Čia intrigavimas yra, aš norėčiau dar sureaguoti ir į tai, kiek mes išmanome, tarp kitko, išmanome apie psichiatrijos istoriją. Kas man, sakykime, savaip, šiokių tokių gal trūkumų galėčiau vardinti, tokio gana elementaraus vartojimo psichiatrija šitoje knygoje yra. Ta prasme, aš toks jausmas daugiau išmanau apie psichiatriją, psichologiją negu knygos veikėjai. Kai kuriais atvejais tas gydytojas psichiatras, man atrodo, pasako tokį, labai nemokslišką dalyką. Toks jisai naivus, vaikiškas, kad atrodo nesitikėtume iš tokio mokslinčius. Tai čia viena. Bet iš bendro, sakykime, išprusimo labai atrodo
taiklu, istoriškai galbūt nebūtinai tikslu, bet taiklu, kad kažkada taip, psichiatrija buvo represyvi ir atėjo humaniškesni metodai. Aišku, jie prasidėjo su Freudu, ar ne? Ne tik su Freudu, bet Freudas buvo vienas pirmųjų tokių, sakykime, tų reformatorių to gydymo. Bet šiuo atveju netgi konkrečiai laikotarpio nevertinant politinio, grįžti čia Mišelį Foucault prisiminti jo istorinius tyrinėjimus, kaip ta studija vadinasi, Madness. Apie beprotybę. Beprotybė. Ten labai dažnai minimas Edipas, irgi toksai banaliai, iš esmės gana banalokai pateikiamas, nuspėjamai, sakyčiau, bet, sakykime, Freudą atidėjus į šalį, kaip Mišelis Foucault pasirodo, tai yra moksliškai, man atrodo, taiklu, kaip yra naudojama instrumentinė valstybinė galia žmonių represavimui per būtent beprotybės, ne, tą institucionalizavimą. Tas visur galioja visam vakarų pasaulyje. Aišku, kaip tu sakai, specialistai, ar Foucault, ar klasikinės psichoanalizės specialistai, ir juo labiau istorikai, kurie tyrinėja medicinos istoriją Italijoje, tiksliau vardintų, kiek tai atitinka tas politinės realijas. Bet dar grįžtant prie pasakojimo būdą, aš vėl sieju su tema pasakotojo laikyseną, pasakojimo būdą, kai tau primena ar neskrydį virš gegutės lizdo, aš prisipažinsiu, neskaičiau šitos knygos ir neatsimenu, ar mačiau filmą, būna spragų. Bet man priminė kitą knygą, būtent pasakojimo būdu, Fauzo kolekcionierių. Klasikinį pasakotojo išskaidimo būdą. Ir man, skirtingai negu tau atrodo, atsiskleidžia būtent, tai nėra komentaras to, kas įvyko tos mergaitės Elbės vaikystėje vėlesni skyriai. Tai yra kita perspektyva. Fauzo kolekcionieriuje ir Ardonės didžiajame stebukle tai ir pavaizduojama. Kaip tie patys įvykiai skirtingais laikotarpiais atsiskleidžia su skirtingais rakursais. Tai net ir pirma ir trečia dalis, kur pasakoja ji, tai irgi yra, kiek ten kažkelių metų skirtumas, tai vienur jie yra 15, kitur jie yra 22. Kas turi vaikų žino, kad jie yra visiškai skirtingi žmonės, 15 metais ir visiškai skirtingai masto ir ten jau yra truputį kitaip visa šitą istoriją perpasakojama, tos ironijos tiek nebėra, tai netgi 3, sakyčiau, pasakotojai yra. Aš apie tą politiką, tai dar tokį trumpą labai komentarą, ten yra viena pacientė, aš čia pasižymėjau, kur yra būtent kartų konfliktai, ir yra viena pacientė, kuri vadinasi politinė kalinė, ir tai vis pasikartoja tas motyvas knygoje, kurią būtent už kairiasias agitacijas beprotnamį uždarė jos tėvas nacionalistas. Tas paminėjimas tos pacientės kaip politinės kalinės uždarimas, ar iš tikrųjų politinės kalinės uždarimas į beprotnamį, ta užuomina yra ne šiaip sau tenai įdėto, o būtent, tokį truputį sustiprina, vis primena apie tą politinį momentą. Ten, sakyčiau, apskritai daug yra tų herojų, aš ką pradėjau sakydamas, kai tai toks savotiškas Italijos visuomenės atspindys, ar ne? Vieni ten dėl politinių pažiūrų, kiti ten dėl tėvų, dukrų, ten žmona ten patalpina, dar ten kažkas eina, ir tie personažai iš tikrųjų visi turi tokias savo spalvas ir savo tokį dažnį, jei taip galima pasakyti. Bet aš dar norėjau trumpai grįžti prie tos senosios represyviosios psichiatrijos ar apskritai tokio autoritarinio požiūrio į visuomenę, į žmonės ir tokio naujojo požiūrio, kad tu čia sakei apie Freudą, apie Foucault. Tai aš Ardonės garbiai pasakyčiau, kad vis dėlto nėra taip jau geriečiai ir blogiečiai labai aiškiai išskirti ir štai čia buvo senovės tamsa, ar ne, o dabar atėjo čia jau pažanga ir šviesa. Ten vienoj tokioj, man rodos, charakteringoje vietoje ta pati sanitarė Gillette klausia, ar neskirdami bepročių ir sveikų mes iš tikrųjų gausim rezultatą. Tai jin tokį sveiko proto ar kažkokios patirties, tokios konkrečios atstovauja poziciją, kad vis dėlto yra vis dėlto tas skirtumas ir viską taip atsisakydami tik tai sakyti, kad čia viskas yra gerai, visi mes sveiki, tik tai turim savo požiūrį, jinai šitą irgi kvestionuoja. Dar yra kitas politinis aspektas, man atrodo, svarbesnis - feministinė potekstė. Ir tai nėra akcentuojama, kas yra labai gerai. Nėra įprikišama, kad čia yra feministinis romanas. Bet yra konstatuojama, kad yra užčiauptos moterys, kurios buvo kitoniškos,
tai yra labai svarbi komunikacinė literatūros funkcija tas istorijas pažadinti. Tai, ką pavyzdžiui padarė pas mus Šlepikas su Vilko vaikais. Tai, ką padarė Loreta Mačianskaitė bet mokslinėme diskurse su moterų prievarta karo metais. Aš dar vieną tokį aspektą apie Antikų Klaugynai norėčiau dėl to, kad ne visi tie negeriečiai yra geriečiai ir ne visi blogiečiai. Tas gydytojas, kai aš skaitau jo dalis, tai jo, pritariu, kad ten yra labai daug klišinių tų tokių paminėjimų, man net kažkaip pasirodė keista, galvoju, gerai, gal jau tam senatvės tas mąstymas toksai kitoks, bet kai jisai pasakoja, jisai iš esmės visą laiką pasakoja apie save, man atrodo, kad jisai irgi yra tam tikrą prasme su diagnoze, nes jis labai narciziškas. Ir čia tas anekdotas, kai ten vienas važiuoja prieš eismą ir sako, čia kiek daug bepročių visi prieš eismą važiuoja. Tai čia irgi man tokia pavelėlė apie tą gydytoją, kuris irgi yra kontroliuojantis ir taip pat, represijų nebetaiko, bet tuo švelniuoju būdu jisai vis tiek įstato taip, kaip jisai nori matyti tą savo, nežinau, globotinę ir čia irgi tokios yra ir feministinė šiek tiek ir... Čia, žinai, apie turinį kalbant tikrai galima, čia daug aspektų, šeima, koks jisai šeimoje, koks jisai gydytojas, kokia jinai, koks jisai, bet kas yra pamatas, yra būtent pasakotojos laikysena ir yra labai žavu, kai iš principo išlaikomas panašus emocinis registras, kai yra pasakojama subjektyvių, net pavyzdžiui, dialogai yra monologiški. Mes dialogo dalyvį kitą tik nujaučiame. Labai dažnai. Tai yra tai geras kraftas. Tai yra literatūros rašymo, sakykime, meistrystė šiuo atveju. Ir tiek Elbės, tiek Fausto pasakojimuose. Bet įsibėgėjant knygai, aš pastebiu trūkumą, kai jau perinama iš to, netrūkumas, bet registras keičiasi ir jisai truputį sulėkštėja mano pastebėjimu, kai yra tie tokie tradiciniai dialogai. Dingsta pasakojimo kryptingumas. Ir kas yra dar labai svarbu, kad to pasakojant tuo subjektyviu monologiniu registru, aš jeigu teisingai, galima taip sakyti, sutinkate, subjektyvus monologinis registras, netgi tas pats veikėjas skirtingų laikotarpių arba su skirtingų numatomų adresatų gali kalbėti visiškai kitokiu stiliumi. O Sniegas... Turim dar laiko jūsų klausimams, jūsų mintims. Patiko, su labai daug ko sutinku. Iš principo, tarp humoro yra ir tarp sistemos, bet man labai strigo ta feministinė linija, nes iš principo ir tėvas ją geri blogi, nes tėvas ją uždaro tą politinę kalinę, todėl, kad jį išvengtų kalėjimo, atseit su gera šeima. Labai didelis ačiū už vertimą. Vertimas ir tų pavadinimų, Žilet, Nuotakutė, ten ir tas Properis ir visi, aš skaityčiau, kad aš balą pridėčiau už vertimą. Įnami. Taip, užpasaulis ir žinokit, ieškojau ir užstrigo, bet ta apatinė moters dalis turi ypatingą pavadinimą. Ta prasme, tikrai noriu Įnami, Įnami. Tai va, o dėl šito man labai patiko ir daugelis minčių tokių, kas būdinga ir šiandienai, kaip dabar daugelis nori kalbėti, todėl renkasi ir nėra kur, nes visi nori kalbėti ir niekas klausyti, todėl mes dabar einam pas psichiatrus, atsigulame sofutės ir kalbamės. Ir į tą humoro dozę, irgi apie narcisizmą. Jis kalbasi su savo žmona. Nelvyra, koks tu sąmoningas, Faustai, nori juokauti dienai baigiantis. Nelvyra, tiesą sakant, jau seniai nebenori. Leisk atspėti, žudysies ir šiais metais. Nežinau, aš per daug pavargęs, kad mirčiau. Tu niekada nepavargsti, skundėsi, norėdamas, kad tave užjaustų, bet po teisybei tau labai patinka gyventi. Tai tokie pamąstymai, daug minčių visokių ir man užkrečianti knyga, nors man daktaro paveikslas atrodė spalvingesnis negu Elbės. Tiesa, Elbė tarsi tokia turėtų, mes jau laukiam, kad jinai taps
nu, mažiausiai Madona, ne, kokia nors, bet jinai tiesiog užsidaro. Bet jinai aiškiai ir paliudija, ta veikėjo arka vadinamoji, veikėja ir lieka iš esmės užsidarius, jinai lieka savimi. Tad tas yra svarbu, kad mes, nes šiaip jis turi pop romano požymių labai nemažai, mano supratimu, šitas romanas. Pagarba autoriai, kad nepadaro iš tos mergaičiukės kažkokios, žinai, Divos Madonos ar ten, jinai lieka rezervuota. Kaip tik va, toje Elbė, kuri yra vokietė, rytų vokietė, romano pabaigoje atsiranda Berlyne ir dirba rodos darželėje. Tai čia, va, kaip sakoma, trumpas kelias į antrąjį mūsų romaną su Zailerio Štern, kurį pristatys Marijus. Tikėtina, kad yra upių susisiekimas, ne per kalnus nepraeitų, upių susisiekimas nuo Italijos iki Vokietijos. Gerai, per upę susiję šitos du romanus, jie irgi siejasi pirmiausia vėlgi per politinių matmenių. Ir jūsų šio mūsų vakarų susitikimo tema yra veikėjų likimai ir ne, aš perfrazuoju, lūžio epochoje. Tai vienas lūžis tame Ardonės romane yra įvardyjamas nuo medicininio iki psichoterapinio gydymo, psichiatrijos istorijos lūžis. Šitame romane foną sudaro santvarkų lūžis, nuo Berlyno sienos griūtis, istorijos pabaigos tas momentas, ar ne? Tai čia yra Zailerio tas vyksmo fonas. Bet kas veikia šitame romane, kas yra tas pagrindinis veikėjas Karlas? Taip. Karlas yra jaunuolis, maždaug vidurio trečiojo dešimties vidurių žengęs jaunuolis, kuris išlydi tėvus kaip pabėgėlius savo tėvus, su kuriais yra užaugę provincijos miestelyje, sovietų valdomos Vokietijos demokratijos Respublikos provincijos miestelyje, išlydi kaip pabėgėlius į Vokietijos federacinę respubliką, už sienos į vakarus. Ir palieka jaunuolį, kuris idealistinėme, suprask, aiškiai nėra eksplicitiškai pasakoma kūrinio pradžioj, bet palieka jį tokį, vaiką. Vaiką palieka socialistinėje Vokietijos federacinėje, demokratinėje respublikoje. Vokietijos VDRas buvo socialistinė, FRS vakarietiška. Ir tuomet žmogus pradeda ieškoti savęs ir jis ieško tokiais hipiškais būdais, tokio post-hipiškais būdais. Jis nori būti poetu ir kur geriausia būti poetu, jeigu neišvažiuoti į Berlyną. Ir palieka savo gimtąjį miestelį, tos buities kaip ir irgi labai neaiškina. Motyvacija romano nėra taip. Pasakotojas nesako dabar spjaunu į tėvų namus ir važiuoju į Berlyną. Ne, mes labai subtiliais pustoniais atsidurime tėvų žiguliuose, su kuriais iškeliauja. Ir jisai realiai yra benamis Berlyne, tas jaunuolis Karlas, kuris nori būti poetas. Iš tikrųjų tai yra žiauriai drąsu ir kita vertus labai destrukciška. Nes mes matome tarsi vėlgi eksplicistiškai, taip į tavo veidą nevaizduojame, bet jisai daug geria, daug vartoja alkoholio, gyvena gatvėje savo žiguliuose, žiemą šaltyje, kol galiausiai trokšdamas tapti poetu, jisai patenka į grupelę post-hipių, neo-hipių galima sakyti, ar ne? Čia kūriniai nėra taip sakyti, aš Kaip pavadinsi, taip nepavadinsi. Skvoterių, kaip sakoma, skvoterių galima sakyti. Ir jisai pradeda gyventi gyvenimą su benamiais, kurie užima apleistus namus. Ir tada prasideda nuotykis, čia pasakoma aversija, anotacija, kad tai yra nuotykinis romanas su išlyga, galima sakyti. Galbūt Zailerio nuotykis jis yra dažnai ir vidujas. Nieko ten iš tikrųjų ypatingai nevyksta. Gerai, jis pamato, kai pasveiksta po ligos, kai jo prisiglaudžia tuose apleistuose namuose, kurie yra apgyvendinti skvoterių, ožką pamato. Tokie įvykiai atsitinka. Jie tokie subtilūs yra, nes jie yra poetiški. Zaileris yra poetas ir jis vaizduoja pasakotoją poetą. Norinti būti poetu, jis dar nėra poetu. Ir mes laukiame ir perskaitė 100 puslapį ir laukia ir jis tampa to poetu, į ko jis iš tikrųjų trokšta. Nes tai yra labai labai subtilus pasakojimas apie jaunuolio tapsmą didžiulių lūžių akivaizdoje. Aš kai skaitau ir aš atpažįstu šitą prasme tikrą poetą, nes matau jo mąstymą. Tai yra labai specifinis iš tikrųjų mąstymas, labai savotiškas ir jis yra nelengvas pajausti, bent jau man. Aš savęs nelaikau poetu dėl to galbūt, bet tai kartu yra labai intriguoja.
Nes mes matome ir didžiulį sielos troškulį, ir kartu destruktiškumą, ir kartu drąsą, kurį galima ir baimę laikyti, nes jisai ten įvardė tokiais poetiškais pasažais, kad jis yra neįkalintas, bet patiria daug baimės, ar ne? Tai iš esmės tokioje buityje, ar ne, kuri yra ypač vargana mums tikriausiai ne vienam nepažįstam, arba tik prisiliesta truputėlis. Skvoteris Laurinas buvęs, papasakos gal truputį. Aš esu keliavęs ekstremaliom gana sąlygom, bet skvotinės tikrai dar nesu. Bet tas pajautimas jo, tikrai subtilu, tikrai daug detalių, kurios kitą kartą ir labai vargina ir neaišku, kur tu eini, ir neaišku tas nuotykis, ar esi kažkur veda, bet tu skaitai tikrą literatūros kūrinį, tai yra neabejotinai. Ir tada, ta prasme, Stern, 111, tai yra būtent, tai ta prasme, geriausia Leipcigo knygų mugės prozos knyga 2020 metais, ne? Poeto parašytas romanas, į tą registrą turi įsilieti, įžengti ir tada, žinai, atsiveria berlyniškam santvarkų pasaulio lūžio, epochinio lūžio ar net atmosferoje toje aplinkoje, tas poeto virsmas. Taip, aš sakyčiau, pritardamas daug, ką tu pasakėjai, aš tai iš savo pusės tokius du dalykus paryškinčiau. Vienas dalykas tai, kad šita knyga, tokį užgavo nervą, kaip sakoma, ir pavaizdavo tą pasaulį, kur, galima sakyti, iš vienos pusės istorija baigėsi, ne, ir žinom, buvo tos teorijos ir yra tokia sąvoka, bet iš tos pusės jinai ir prasideda toj vietoj. Ir va tas toks sprogimo momentas, kur sena nyksta didžiuliu greičiu ir nauja randasi irgi iš visų pusių, jis yra labai įdomus ir labai intensyvus ir va tas simboliška, kad tas veiksmas vyksta Berlyne, čia aišku, Zailerio tas romanas labai autobiografiškas yra, aš kadangi vokiečių literatūrą ir Zailerį neblogai išmanau, tai tą galiu patvirtinti, bet tai yra ir tokia simbolinė vertė dėl to, kad, man atrodo, visai vidurio rytų Europai, visam pasaulyje turbūt Berlynas yra tas simbolis, sienos griuvimas ir tas didžiulis toksai ir chaosas, ir iš vienos pusės ir skurdus gyvenimas, ir skvotinimas, bet iš kitos pusės tas meno bendruomenių kūrimasis, ten tos bendruomenės, kurios užiminėja, jos gyvena beveik taip, komunistiškai galima pasakyti, gerąją prasme, viskuo dalinasi, vienas kitam padeda, ar ne? Tai va šitas romanas atskleidžia jį, bet teisingai sakai, iš tokio labai savito kampo. Man skaityti nebuvo sudėtinga, iš tikrųjų aš sakyčiau, jis rašo gana paprastai ir labai daiktiškai, fiksuodamas kažkokias detalės gyvenimo, tos daiktus, su kuriais jisai susiduria, žmonės, su kuriais jisai susiduria, bet kiekvieno epizodo gale būna kažkoks palyginimas, kažkoks įvaizdis, ar toks motyvas, kuris eina iš epizodo į epizodą, kuris priverčia tave susimastyti, kažkaip aktyvizuoja, įjungia tavo vaizduotę. Pavyzdžiui, vabalėliai, tie tokių gražių lietuviškų pavadinimo vėdarėliai. Pilki maži vabaliukai ir juos jis vis sutinka tuose rūsiuose, kuriuos ten jisai pats mūryje, tvarko, ten įsikuria kavinės ir taip toliau. Vieną kartą jisai pamini kažkaip apie juos, jis pasišneka, juos įgrūda į tą mūrą ir sako, po 10 000 metų tave čia ateis kas nors išims, kas tada bus. Ir žodžiu, atrodo, iš tokio niekinio kažkokio labai keisto motyvo atsiranda erdvė, atsiranda toksai, gali sakyti, poetiškas, bet toks žvilgsnis į pasaulį. Ir man atrodo, vienas iš geros knygos poveikio rezultatų yra tas, kad tu pradedi matyti pasaulį taip, kaip autorius mato. Ir iš tikrųjų, aš perskaitęs šitą knygą eini ir pastebi tokius dalykus, kurių šiaip pats savo nepastebėtume. Man irgi, kaip ir Marijai, kliuvo tas fragmentiškumas toksai. Atrodo, kaip žiūri filmą ir kai kurie kadrai būtų išimti ir peršoka kažkas tai. Ir dėl to buvo kažkaip tai sudėtinga iš pradžių skaityti. Iš tikrųjų, tai aš turėjau šitai knygai didžiausius lūkesčius. Aš planavau, kad aš kaip tokias berlyniškas kelnes su tokiais tipografijai, ten kažkas tokio, ir aš įsivaizdavau, kad aš ateisiu šiandien su šitom kelnėm, nes čia į tą temą. Ir gavosi taip, kaip gavosi, manęs kažkaip neįtikino vis dėlto šitą knygą.
Gal aš turbūt mažai pažįstu Berlyną ir vat, kaip Marijus sakė, kad norėtųsi į jį grįžti ir dar panagrinėti, tai iš tikrųjų taip. Ir tos mano žinios, tiksliau žinių trūkumas, pažinimo trūkumas, jisai man truputį trukdė skaityti, suprasti. Bet čia nesmėda. Šitą visą galima išverti, praeini kokį trečdalį knygos ir jau pradedi pagauti tą fragmentiškumą. Man labiau nepatiko, kas yra antroji pusė knygos ryškėja ir tas tokia simpatija geriesiems rusams. Ir man buvo labai keista, kad va, tas personažas, kuris išsirauna iš tos, nežinau, santvarkos prie, nežinau, sistemos visos, kur rusai iš esmės yra okupantai, ne okupantai, nežinau, kurie ten ir to šaudo pabėgėlius ir tikrai jie yra nedraugiški. Ir čia jisai vat staiga tampa kažkokie ten draugiški rusai, kurie ten ir automobilius sutaiso. Ir aš visą knygą laukiu, kada tie personažai nusivils. Ir ten netgi parodo tų rusų tą tokią kultūrą, kur ten, nežinau, ir kažką tai sudaužo už tai, kad ten sako, jūs dinkit iš čia okupantai, dar... Ir šitas neįvyksta ir pabaigoje tie rusai tipo išeina draugiškai, jie ten ranką paspaudžia iki pat galo. Ir tas pagrindinis veikėjas, Karlas, jisai, jo tėvai, na gerai, aš tinku, kad yra už ką keršyti, kai tavo tėvai pabėga į geresnį pasaulį, bet jisai taip skeptiškai ir visiškai ne tai, kad nesidžiaugia to savo... Čia vokiečių kompleksas yra, aš galiu įsiterpti, tik baigėsi tik realiai su Rusijos invazija į Ukrainą, plataus masto invazija. Tik tai faktiškai nutraukė vokiečių kompleksą ir tai ištrunko. Ir visiškai šitą vokiečių kompleksą apie gerą į Rusą nutrauks, kai čia įkūrus brigadą Lietuvoje, žiūrint politiškai, man atrodo, ne? Bet jinai parašyta yra anksčiau negu vokiečiai pradeda dabar permastyti savo santykį su... Ir čia dar yra tokios, aš pratešiau, Marijų, yra tokios rytų vokiečių specifikos. Jų pagrindiniai engėjai buvo patys vokiečiai, bent jau jie taip liaudis suprato. Tai buvo vis dėlto atskira valstybė ir iš tikrųjų jų didžiausias tas neapykantos ir ar bent jau nepriėmimo ta kryptis buvo ta pati VDR valdžia ir saugumas ir taip toliau. Ir čia, man rodos, toje knygoje tas irgi matosi. Bet tai, aš sakyčiau, tai nėra nei pagrindinis motyvas, nei jis yra kažkoks politinis. Ir čia tie rusai tokie kažkokie pusiau mitologiniai tokie personažai. O dėl ko aš sakau, kad jis nėra politinis, dėl to, kad šiaip jau tada turėtų būti amerikiečiai vaizduojami neigiamai ir taip vaizduojami. O ten kaip tik tėvai, kai jie nuvažiuoja į amerikiečių kareivinės vakaruose, jiems labai patinka amerikiečiai šiltai bendraujantis, kurie jos ten pasikviečia kartu ir taip toliau. Ir ten galų gale baigėsi viskas Los Andžele, kur tėvai emigruoja ir gauna darbą. Tai ta prasme čia tokia simpatija, nesimpatija, ar bent jau toks nepolitiškas vaizdavimas į abi pusės eina. Ar norėčiau jūsų kritiškai paklausti, kiek iš tikrųjų tas politinis matmuo yra svarbus mums kalbant apie šitą knygą. Nes, sakykime, kai bandžiau Ardonę išskirti apie pasakojimo perspektyvą ir temą ir tarsi susiję, kaip pasakojama ir kaip atskleidžiama tema per pasakojimo būdą. Šiuo atveju, man atrodo, žymiai svarbiau yra ne turinys, o pasakojimo būdas, tai, kad tu sakai, kaip pasakotojas regi dalykus. Ir beje, yra labai panašu į Ardonę tuo, kad yra irgi dvi perspektyvos. Tai kas yra labai svarbu pabrėžti, tėvų pasakotojas yra per laiškus pasakojimas, apie kurios fantazuoja jų sūnus Karlas. Tai, kaip sakant, šiaip tai, jeigu vesčiau kūrybinio rašymo dirbtuvę, sakyčiau, nedarykite to, nes tai yra, tu įklimsti tokį savirefleksyvumą paties teksto kažkokį, bet tai yra vaizduotė žaidimas savotiškas. Tai va tas, kad yra dvi pasakojimo linijos, jo ir jo tėvų, bet tėvai yra pasakojami per antrinį šaltinį. Žinai, ir tas registras pasakotojo, tai yra tikrai ypatinga ir ganėtinai taip, reikia, žinai, pavyzdžiui, ne tik jo laikysena, kad jis daug ką nutyli, pavyzdžiui, tarkim, vienas pavyzdys, kai jisai randa gatvę nakvyniai ir tu supranti tik po kelių puslapių, kad jisai miega mašinoj, ar ne? Intrigavimas, naracija.
Kodėl tu tik dabar man tai pasakai, niekšė? Taip, Nu, žinai, toks permestas tas kadras. Ir tas yra labai dažnai daroma. Ir pavyzdžiui, dėstymas, dėl ko truputėlį stringi, į skliaustus įdeda dažnai pastabų, kurios yra tarsi, jos gal išredaguotinos, jos gal, žinai, va tas yra. Čia yra esmė. Bet, kaip Laurinas sakė, tu tada pradedi, jeigu jau perkandi tą registrą, tampi, žinai, dalyvių, bendrininkų tokio pasakojimo, nu, jis leidžia kitaip pamatyti pasaulį. Aš dar norėčiau reaguoti į Agnės tą pasakymą, kad tai yra toks labai neranda tokių sąsajų ar analogijų su to romano pasakojimu. Iš tikrųjų, tai labai įvietintas yra romanas, tas Berlynas ir dar ne bet koks, o 90-ųjų metų. Tose vietose gyvenau po 20 metų, tai galiu pasakyti tikrai, kad pagalvojau, kad visiškai nepanašu, ne per ką. Tik senos nuotraukos ten vienam parduotuvėlėje kabėjo, tai iš tikrųjų ten buvo nu, visiškai griuvėsiai, visiškas dykynė ta vieta, kuri dabar pats didžiausias centras yra. Bet man atrodo, kur tikrai labai yra susišaukę su mūsų patirtim, tai yra tų tėvų emigracijos istorija ir labiau tėvų vis dėlto negu Karlo vakarų patirtis pirmoji. Ir labai tokių daug, sakyčiau, ten detalių, labai konkrečių, kaip motina ten žiūri, kaip reikia atsisekti vežimėlį supermarkete, kaip ten pirmosios darbo patirtis, kaip jie ten aklai pasitikė tais, kurie jiems duoda darbą, po to jie jos ten apgauna, išmeta ir su trenksmais ir taip toliau ir panašiai. Ir vat, kas pas Ardonę yra tas psichiatro ir Elbės toks ryšys dvasinio tėvo ar tėvo, norinčio būti tėvu. Ir čia tas Karlo ir jo tėvų ryšys yra daug aiškiau toks eksponuojamas. Ir tie tėvų charakteriai tokie, sakyčiau, irgi visiškai neherojiški ir visiškai ne tie žmonės, kuriuos norėtume matyti kino ekrane. Ar ne, atrodo tokie labai kruopštus, apdairūs, tėvas kiekvieną sekmadienį eina į garažą, bet kartu vėlgi, čia yra tos patirtys, mes žinom iš savo tėvų ar pažįstamų istorijos, būtent kažkaip tarybiniais laikais, jie formavo ir labai panašų tokį gyvenimo būdą ar kažkokį žmogaus tokį tipažą, tokio atsargaus, kruopštaus, darbštaus ir kartu tokio labai ramaus suvalkiečio tokio, sakykime. Pas mus lygiai taip pat išvažiuodavo tėvai palikdami seneliam vaikus. Čianai Lietuvoje išvažiuoja ten, nežinau, ieškoti. Ir man atrodo, kad visa karta yra traumuotų, tų likusių tokių, kur visiškai nutolsta nuo tėvų. Ir tai va, šičia irgi paralelė gali būti su tuo, su mūsų patirtimis. Mano savo laiku didžiulį įspūdį padariusi knyga yra Jurgio Kunčino išversta Tomo Briusigo Herojai kaip mes. Ten irgi, ten 20-mečio knyga, man atrodo, vaizduojamas Berlyno sienų griūtis, bet tai yra sarkastinė knyga iš principo. Ir šitas registras yra visiškai kitas iš tos knygos, bet prisiminiau, bet tų pasakojimų apie istorijos lūžius reikia ir kaip suprantu, Vokietijoje atgarsis labai palankus buvo, ne, apie šitą romaną. Taip. Tai va, žinai, turbūt, bet kai skaičiau, tos Vokietijos nebėra ir tos Lietuvos po nepriklausomybės jau nebėra, viskas užstatyta ir atnaujinta ar ne, beveik nebėra. Bet man susišaukė, porą valandų buvau Rostoke praėjusią vasarą, pro šalį važiavom ir patekom į tokį pseudo bohemišką, iš tikrųjų vidurinės klasės rajoną, kur kažkas yra, tik ten berlyniško, kur tu, žinai, patenki į, bet tai, kas erdvės pasakoja, jisai pasakoja apie erdvę. Erdvė ir subjektas, ta prasme, tai yra ir literatūrologija, erdvės tyrinėjimo teorija, kaip yra, ta prasme, erdvėologams, jeigu, tokie yra, tai čia yra pasakiškas tyrinėjimo objektas šitas romanas galėtų būti. Ir dar ką pagalvojau apie Roberto Bolanijo Pašėlusius detektyvus kaip asociacija, kur yra, iš principo, literato kelias. Tapsmo istorija. Literato tapsmo istorija ir irgi, žinai, kelionė, keiščiausi nuotykiai, narkotikai, seksas, alkoholis, vargas ar ne ir panašiai. Bet čia tu labai gerai pastebėjai, ko iš tikrųjų Zailerio knygoje nėra, tai nėra sarkazmo. Ir tas pats pagrindinis herojus, jis iš tikrųjų yra toks romantikas.
Dar viena tokia knygos dalis yra jo meilės istorija. Dvilypis to įspūdis skaitant, tai atrodytų, kad šiuolaikiniam gyvenime tarsi tokia jau toksai aukštinimas ir tarnavimas moteriai ir pakilus žodžiai apie ją, kaip jį vaikšto, kaip jį daro, atrodo, turėtų būti banalu. Bet nėra banalu. Ta moteris irgi nėra kažkokia tokia, būtybė ideali, jinai su kūnu ir krauju ir su savo charakteriu, bet tas gelminis toksai santykis, jis nei kiek neabejoja ir neironizuoja savo noro būti poetu, jam tai yra toks, šventas, sakykime, dalykas. Ir to santykio su moterimis. Labai, labai, sakyčiau, galų gale perskaičius visą, galbūt man ta meilės istorija ir labiausiai išlieka. Tai čia, kadangi čia ironijos nėra, aš paironizuosiu, šiaip tipažas gana tipiškas ir pažįstamas iš literatūros. Plevėsa, poetas, idealizuoja moteris ir eiles, ar ne? Ne visai plevėsa, jis yra mūrininkas ir jis dirba nuo ryto iki vakaro, jeigu ne su kažką ten mūrydamas savo bendruomeniai, tai eilėraščius su Kalašnikovu muždamas ritmą ir eilėraščius rašydamas. Ar ožką melžia irgi tas labai toks kūniškas, paprastas, tą ožką reikia pamelžti ir jisai supranta, kad tą gyvūną reikia jo pasirūpinti. Tai man čia atrodo toks labai žemiškas. Ir tas eilėraščių rašymas, jisai vaizduojamas irgi ne kažkaip pakylėtai, štai čia dabar mane ištiko įkvėpimas, bet kaip toks kasdienis darbas ir ta paralelė tarp to jo rankų darbo, kuris nuolatos ten daro, ar barmenų, ar mūrininkų, ir eilėraščių rašymo. Tai įdomu, simboliai, rankų darbas, kaip simboliškai pasirodo, svarbus motyvas. Atsiprašau už klišę. Atsiprašau, galiu įsiterpti, kadangi labai gražiai pristatęs būtinai perskaičius, bet su didžiulė nostalgija prisimenu Rytų Berlyną, nebėra jau to, nebėra tos šalies. Ir buvo unikali vieta, tas Rytų ir Vakarų Berlynas, ir buvo jis kažkokiais tai paslaptingais, nesusisiekiamais indais susisiekdavo. Tarsi jų laisvės troškimą, galvoju, jie laisvi, ko jūs dar norite? Palyginti su mumis, tai jie buvo laisvi. Ir pažiūrėjau, tam Berlyne, ten masė visokiausių klubų ir iš universitetų, ten Lotynų Amerikos, juodukų. Mes visą laiką patekdom į kažkokias diskotekas su, realiai tu patenki į kitą pasaulį. Ir Rytų Berlyno, visos Hebros didžiausias kaifas būdavo, tai įeiti į kokį nors pastatą ir žiūrėti, kaip Vakarų Berlynas atrodo. Ir visada žinojai, kad tave kažkas iš to namo persekioja. Ir paskui tas bėgimas kažkokiais tai, kiemais, koridoriais į kitą namą, sėdi tą trabantą, lėki aplink tą sieną. Ten buvo ką veikti. Bet čia yra tik prisiminimas, nostalgija. Todėl man sukėlėt labai gerus jausmus. Ačiū. Eikim prie Ievos Marijos Sokolovaitės, kuri yra naujas vardas, apie ją informaciją rinkau po truputėlį. Internetai sako, kad ji gimė 2000-aisiais Palangoj, kaip ir mūsų čia šio vakaro pašnekovas, studijavo biologiją, dabar tęsia filosofijos studijos. Ir kad jau pradėjome su asmeniniais prisiminimais, tai toks asmeninis mano prisiminimas prieš kelis metus. Ją sutikau Kopenhagoje, kur jinai studijavo irgi gyvybės mokslus ir jinai pasakojo, kad dabar jinai eksperimentuoja, kiek laiko pavyks nepirkti maisto parduotuviai, o gyventi tik tai iš tų supermarketų atiduodamų prekių, kurių galiojimo laikas baigėsi. Ir čia yra, sakyčiau, visai neblogas įvadas į jos kūrybą. Nėra taip, kad čia ekologinė ar ta vartojimo tematika yra pagrindinė, bet toks, sakyčiau, radikalumas ir nuoseklumas ir savas kampas rašytojai tikrai būdingi. Pozuotoja pirmoji jos knyga, nors jau jinai mažai reiškėsi ir apsakymais, ir esė, ir štai ir mūsų festivalyje jinai buvo Liuksemburge konkurse, laimėjo ten vietą. Knyga išleista 24-aisiais, romanas nestoras, bet tų tokių temų, tokių siužetinių posūkių ir lygmenų yra nemažai. Nors vėlgi iš kitos pusės pati bazinė istorija labai paprasta. Yra protagonistė, žymima raidė V, ir dailininkas K, jų santykių istorija.
Ar jis dailininkas, koks jis dailininkas, čia kiekvienas skaitytojas gali atsakyti į šitą klausimą pats savo tik tai, bet šiaip ar taip išeities taškas istorijos yra tas, kad V imasi pozuoti K. Man atrodo, pirmiausia, galbūt pozuotoje yra apie brendimą. Ir ne paauglystę, kaip paprastai sakoma, bet apie tokią ankstyvą jaunystę. Man tai priminė tam tikrą ir mano gyvenimo tokį etapą, kai žmogus yra jau kaip laikomas suaugęs, tos hormonų audros, ten pirmieji suaugusių gyvenimo tokie patyrimai irgi jau yra praėję ar aprimę. Bet labai aštrus dar yra savo gyvenimo kelio klausimas. Ką aš mėgstu, kuo aš tikiu, ką nemėgstu, kuo netikiu. Todėl romane yra labai daug savistabos ir neretai visas kitas veiksmas, personažai, aplinka yra tik toks pretekstas savistabai, kuri vyksta ne tik tai, fiksuojant, ką aš jaučiu, bet ir fantazuojant. Ir va čia toks yra įdomus toksai aspektas, man atrodo, Sokolovaitė rodo, kaip fantazijos apie tai, kas galėtų su manim nutikti, kuo aš būčiau, kas būtų, jeigu būtų, tai yra irgi savotiškas proto ir savistabos įrankis. Sokolovaitė labiausiai ryškina tokį būtent jaunos moters kūno tokia savistaba, kūno savirefleksija. Ir čia aišku, jinai pasisako prieš bet kokį glamūrą. Aną kartą kalbėjom apie Dusapang Žema Sokčia, ten irgi šita tema yra, ar ne, tas visuomenės spaudimas, turėti liekną gražų kūną, būti gražiai apsirengus, stilių ir taip toliau. Tai yra toks, jinai prieš tai gana aštriai pasisako, nors keliose vietose, man atrodo, jinai irgi rodo, kaip tas ją veikia ir jinai su to kovoja. Ir taip pat, sakyčiau, tokį biologinį glamūrą irgi atmeta. Kūnas čia nėra galios įrankis, nėra tavo nuosavybė, su kuria aš darau kažką ir siekiu kažkokiu rezultatu. Jis daug dažniau yra toksai nepažįstamas daiktas, kuris ima ir daro, ką nori. Ir čia daug yra aprašymų tokios nepaaiškinamos emocijų, pojūčių kaitos, moteriško ciklo tokių dalykų, ar ne, ir vietomis netgi toks pasibjaurėjimas to kūno, toks netgi baimė savo pačios kūno, bet taip pat ir vyro kūno, jo galios, jo geismingumo baimė. Tokiai kalbiniai plotmėje ji yra, toj grožio pusėje. Tekstas yra labai, labai puošnus, vaizdingas, metaforiškas, žodynas labai, labai turtingas, rafinuotas. Aš kai skaičiau tą knygą, pirmas tik dabar vėl ją peržvelgiau, pasiskaitinėjau, bet kai pirmą kartą pradėjau skaityti, aš prieš metus, aš galvojau, kas čia yra, kodėl mane erzina. Ir paskui supratau, kodėl mane erzina, nes veikėja, sakykime, pasakotoja mąsto, taip kaip aš man atrodo pasirodė labai naivu, kažkaip tai, naivu pasirodė. Ir tada supratau, kad jinai mąsto taip, kaip aš kažkada mąsčiau, bet jau nebemąstau. Nes turiu kažkokios tai jau kitokios gyvenimiškos patirties. Ir tada pradėjau galvoti, ar yra lietuvių literatūroje apskritai tokių ir kartu naiviai parašyta, ir kartu tas romanas ir labai, kaip sakai, vaizdinga ir kalba, ir jo struktūra yra labai gerai, labai sukaustyta. Tai nėra taip, kad kažkuris takelis pametamas yra ten, nueina į filosofavimus, sustoja ties kažkokiu veiksmu, paskui negrįžta į tą patį veiksmą, pasakoja toliau. Niekur niekas nepamesta, visa struktūra puikia. Galvoju, kas čia taip yra? Ir kažkaip paskui išvedžiau, kad apskritai mes turbūt nelabai daug turim tokių jaunų prozininkių, kurios rašo ir apie kūną, ir apie tą tokią savo tiesioginę patirtį. Ta prasme, moters tiesioginis mąstymas, tiesioginė kalba, tiesioginė patirtis tame amžiuje, kuriame jinai ir yra. Aš galvoju, anksčiau, tai iš vis turbūt prozininkės jos buvo tos, kurios jau pradėdavo rašyti prozą gerokai vėliau, būtent moterys ypatingai. Ar tai sąlygos neleido joms rašyti tų ilgų kažkokių tai tekstų, nes ten vaikai visą kitą, kol užauga, kol tai yra sudėtinga, ar kažkokie pasitikėjimo dalykai apskritai, nes ta moteris, kol prasimušė
įrašytojas, čia buvo ilgas procesas. Ir labai daug yra prozos, būtent moterų autorių prozos, kur pasakojama jaunystė jau iš perspektyvos, o čia nėra perspektyvos, ta prasme laiko perspektyvos, čia labai tiesiogiai. Ir man labai pasirodė, va šitas įdomu, kad nežinau, ar mes tokių turim jaunų autorių, moterų, kurios va taip išdrįstų ne į stalčių dėti, o tiesiog atiduoti tą savo rankraštį, leisti, va taip kaip yra dabar. Nes jeigu jinai būtų pasidėjusi į stalčių ir ištrauktų po 10 metų, jinai išbraukytų ten viską turbūt. Tai man čia yra, atrodo, kad tai yra didelis privalumas, kad mes turim tokį, nežinau, gal tai nėra visiškai unikalus atvejis, bet man atrodo, kad net ir to kūniškumo turim, Frank turim, nežinau, Kulvinskaitę, bet jau jos iš kitos šiek tiek perspektyvos laiko pasakoja. Geras. Žinokit, klausau jūsų ir kai kalbate apie turinį, vis tiek nesuprantu, apie ką kalbat. Dėl to, kad, sakykime, kūniškumo aspektas, super, pritariu viskam, bet tada klauskime, kaip tai išpildoma. Ar pats tekstas yra kūniškas ar ne? Prašau, ar galite pakelti ranką, mieloji auditorija, jeigu suprantate šitą sakinį? Čia iliustracijai. Šitą knygą ne tik yra parašyta, bet ir redaguota Renatos Šerelytės. Sakinys. Laikas baisiai apdairus ir gyvybingas žvėris, įsitikinusi, kad jisai žvėris galėtų metų metus nešioti ją savo raumenyse ir to nenujausti, niekam jos neišduoti ir apsupti dar storesnę kapsulę. Visi supratot? Ne. Ar supratai sakinį? Taigi čia tas ir yra man naivu, nes aš jau braukčiau tą sakinį. Gerai. Bet aš kažkada taip mąsčiau ir man taip atrodė visi šitie gražūs dalykai. Bingo, bet pažiūrėkit, mes turime... Aš kaip tik pasirašiau šitą dalyką kaip tokią įdomią metaforą ir tokią filosofinę... Ten, tiesą sakant, iš tikrųjų sunku yra kalbėti apie vieną sakinį, nes ten mąstoma ir tokiam ilgesniem pastraipom. Yra labai daug talentingų rašytojų. Ir atsimenu, kai skaitydavau Šiaurės Atėnus truputėlį intensyviau, tokių kaip Sokolovaitė būdavo kiekvienam numerį. Jauni žmonės, bandantis labai raštingi, be 99% merginos, nes jos gali rašyti, jos yra raštingos, jos yra rašančios. Ir aš nesuprantu, apie ką jos rašo. Ta prasme, sakiny, kaip jauti meniškumo polėkį, jauti, kad gali žmogus, bet apie laiko kapsulę su lobeliu. Per daug metaforų, per daug manevringumo. Taip, bet tai nebebus, tai autentiška taip. O dabar tai yra autentiškas dalykas. Dėl to sutinku, kadangi jauna rašytoja. Galim ginčytis dėl tų, sakykime, tokių sudėtingų ir tokių šiek tiek gal ir hermetiškų metaforų, nors Sokolovaitė ir šiaip tame kontekste, į kurį ir jinai orientuojasi, tas hermetiškumas nėra... trūkumas, bent jau nėra toks trūkumas, kad čia dabar metam knygą, kad kaip tik tai yra tam tikra paslaptis, apie kurią tu galvoji, apie kurią tu sukiesi, kurią tu tais žodžiais bandai išsakyti, bet tau vis tiek tas iki galo nepavyksta. Bet, pripažink, Marijau, ten yra puikių vietų, pasivaikščiojimas mieste, scena su motina darinėjančia žuvį, pietus, tokios atskiros atskiri epizodai, kurie ir labai konkretus yra. Ir aš sakyčiau... Pokalbis tėvo apie moters tą teisę kentėti irgi yra tokia stipri. Tai aš visiškai sutinku, tai iš esmės, jeigu žiūrime kaip į kūrinį, kaip tokį, tai norisi redaguoti knygą skaitant. Perrašyti sakinį norisi, tai jau nėra normalu. Bet ką turime, bet žiūrint, kad tai yra debiutantė, žiūriu, viena rašytoja, tai tiesiog yra stebuklas. Šitas žmogus, mes dar paminėsim jos vardą, ne vienam kontekste. Bet tas perrašyti, ar čia nėra ta pati kontrolė, kur yra pas Ardonė, kur tas gydytojas bando padaryti tą merginą tokią, kaip nori, ar tai nėra čianai to dailininko, kuris ją piešia, ją net nežiūrėdamas, nes jisai nupieš taip, kaip nori ir įspręs savo problemas. Kodėl pasakysiu, kodėl? Tai ir yra, man tai visa knyga yra kaip metafora, kaip vertinimas ir bandymas padaryti tą moterį paversti tokia, kokia man reikalinga. Man šiaip atrodo, kad šita knyga gerai parodo dabartinę prozos situaciją. Tai, kas yra vertinama literatūros bendruomenėje visų pirma, tai tas toks gražus išsisakymas, puošnus, gyva vaizduotė, ten tikrai tokių puikių yra košmarų, kur ten pavirsta
pavirsta šunim ir pati save išveda pasivaikščioti. Iš tikrųjų, šiurpas ima tą skaitant. Sakau, skirtingai nuo tavęs, Marijau, man tas sakinio ar kalbos ar metaforiškas lygmuo beveik neužkliuvo. Man silpniau pasirodė yra pats siužetas ir personažai. Visi kiti personažai, jie yra tos herojės toks atspindys arba tam tikrą funkciją tik atliekantis jos tam savivokos procese, jie visi kalba lygiai taip pat kaip ir ta personažė autorė. Ir tada, aš nesu šalininkas to, kad tiesioginė kalba būtų tokia, kaip įrašyta gatvėje, ar ne? Tas niekur neveda. Visados ta gyva kalba yra tam tikra sintezė tos tikros gyvos kalbos ir autoriaus kalbos, bet čia, man atrodo, net ir nebandoma jo niekaip stilizuoti, niekaip sintezuoti. Personažai prabyla ir ten, kad ir kažkoks ten neišsilavinęs, kaip suprast, kalėjimo prižiūrėtojas, jisai šneka labai sudėtingais sakiniais ir vartoja filosofinės savokas ir šneka. Vat šitas dalykas, man atrodo, ir siužetas į galą, iš tikrųjų, ten tokio melodramatizmo atsiranda, kurio, man atrodo, net visiškai ir nereikia. Geriau jo visai nebūtų. Ardonės romane irgi melodramatizmo atsiranda. Ten, kur susitinka žmona ir pradeda, jie dialogu išsiaiškina savo santykius. Taip nebūna. Italijoje būna. Nežinau, man tai pasirodė, kad ta pagrindinė veikėja tiesiog perima iš to dailininko, jinai tampa jo intelektualinė pasiekėja ir pradeda jį kartoti, kas irgi yra būdinga jaunam amžiui, jaunam žmogui, kai jisai susiranda savo kažkokį autoritetą ir pradeda tiesiog jį mėgdžioti. Tai man pasirodė, kad ne tai, kad ten tie balsai man kaip tik pasirodė pakankamai skirtingi, tik tai jo labiau, kad jinai labiau į save, tas filosofuoja, labiau į aplinką, jinai labiau į save, čia priešingai negu kad Ardonės tam romane, bet jinai po truputį tampa jo, tiesiog čia kaip įsimylė į kažką ir tas kažkas mėgsta kažką ir tada aš pradedu irgi mėgti kažką. Neturint tos, nežinau, brandos profesinė, ne tik tai profesinės, bet apskritai kaip asmenybės. Tai vyks, tai būna, toks man tai čia toks, dėl to man labai šitą knygą. Ir čia beje atsiranda paralelė su Zailerio romanu, nes tai irgi iš dalies yra ir menininko tapsmo ar jauno menininko, norinčio būti menininku knyga apie tai. Būtent ir dar, žinot, autoriaus amžių, 99, man atrodo, pagal kitą interneto variantą gimusi. Tai imtis tokios ambicingos temos, Orfėjo mito perrašymo kažkuria prasme, tai yra taip stipru. Ta prasme, aš bandau atsiminti, ką aš tokio amžiaus dariau, labiau apie alus Berlyne būdavo. Kad dar sugalvočiau tokią idėją, viskas, aš gudrytuose pakeisiu vertinimą. Dar yra tiesa, tie visi filosofiniai dalykai, jinai juos parašė dar prieš pradėdamas, ten tie visi, nežinau, mąstymai filosofiniai, ne? Jie irgi kai kuriuose vietose labai naivus, bet irgi, kai esi labai labai jaunas, tai tokius naivius dalykus ir įsivaizduoji, taip filosofija. Bet jinai juos parašė irgi taip pat dar prieš studijuojant filosofiją, jinai sakė, nežinau, per pristatymą knygos. Galima čia vadinti filosofiniu romanu, nes kaip ir tas naivumas truputėlį numuša. Bet... Man tai labiau čia psichologinis romanas, nes ta psichologinė žmogaus vertinimo ir kontroliavimo ir perrašymo ir tėvų problemų, tėvų ligų išgydymo, kaip vaikai bando išgydyti tėvų ligas, psichologinės kažkokias, traumas. Tai man atrodo, kad čia irgi bandymas tiek to dailininko, tiek jos perdaryti, nes ir tas motinos nusižudymas taip pat kartoja, Šičia galbūt yra šiek tiek ir klišė ir pas Ardonę, ir pas Sokolovaitę, tas toksai bandymas ištaisyti tėvų klaidas. Tai man atrodo, kad čia yra apie visą tai. Mes jau čia labai smagiai įsišnekėjom, mums tai malonu, tikiuosi, kad ir jums, bet vis dėlto eikim į pabaigą ir dar prieš visai baigiant, prieš paskutinį siužeto vingį, net norėjau paklausti, ką jūs manot apie Sokolovą. Aš buvau pristatymę, aš pirmas iki ją pamačiau, kai pristatinėjo knygą šičia. Jo, tai ta prasme, ir aš nuoširdžiai nežinojau, kur einu ir pas ką einu, ir pasiėmiau tą knygą. Susiskaitė irgi. Nesakyčiau, kad labai lengvai,
bet aš priėmiau kaip 20-metės knygą ir lietuvių autorė jauna man pasirodė, kai kurios vietos labai geros, bet, kaip sakei, naivumo ir nesuprasdavau ir nuoširdžiai aš ją skaičiau tada prieš metus daugiau, ar ne, turbūt. Tai dabar aš taip jau ją verčiu dabar ir kai ką prisimenu, kai ko nelabai ir kai ko nesuprantu. Taip, tai ačiū Jums už nuomonę ir dabar tas anonsuotas siužeto posūkis paskutinis, tai aišku, nes negalim be šito. Žodžiu, paslaptis tokia, kad jeigu turit klausimų Ardoniai arba Zaileriui apie geruosius rusus, tai juos galėsit užduoti tiesiai autoriams, nes jie atvyks į mūsų festivalį gegužę. Laukiam gegužės. Taip pat dėkoju Marijui, dėkoju Agnei, dėkoju Maironio muziejui, dėkoju Arvidui, dėkoju Jums. Ačiū Laurynui. Ačiū, gerų užgavėnių, geros vasario 16, geros žiemos pabaigos. Mėly bičiuliai, čia buvo Literatūros savaitės klubo tinklalaidė. Ją parengė Kauno literatūros biuras, partneris Maironio lietuvių literatūros muziejus. Dėkojame Vytauto Didžiojo universitetui, Romos Akadolskio medijų laboratorijai. Įrašą padarė Jorūnas Janaudis, montavo Juta Kiudė. Muzikinę vinjetę sukūrė Marius Narbutis. Jei tinklalaidė jums patiko ir manot, kad ją turėtų paklausyti ir kiti, padėkite patiktuką, kitaip sakant, laiką. Naujų laidų garantuotai nepraleisite užsiprenumeravę mūsų kanalą. Ačiū, kad klausėtės. Iki malonaus.